Kadangi per labai trumpą laiką pacientų kramtymo sistema pasikeičia iš esmės, pirmosiomis savaitėmis, pirmosiomis dienomis rekomenduojama neskubėti valgyti, maistą labiau pasismulkinti, garsiai ir aiškiai kalbėti bei skaityti. Tokiu būdu mes palengvinam pacientam ir pagreitinam adaptaciją. Pacientai gali šypsotis, kalbėti bei valgyti įprastai, taip kaip su savais dantimis. Gijimo laikotarpiu, tai yra maždaug 3-4 mėnesius, pacientam rekomenduojama atsisakyti labai kieto maisto, tokie kaip obuolys, šviežia kepta duona, riešutai, arba juos labiau susismulkinti, siekiant išvengti galimų komplikacijų. Po maždaug 3-4 mėnesių pacientus pasikviečiame apžiūrai. Įvertinam esamą situaciją, įvertinam implantų būklę, nusukame protezą, jį išpoliruojame, jeigu reikia, užpildome gijimo laikotarpio atsiradusius tarpus tarp dantenos ir protezo.